Šiuo metu 1 200 000 pacientų, tai yra apie 40% šalies gyventojų, vartoja kompensuojamus vaistus. Tam skirta 77 milijonai eurų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Dar apie 30 milijonų ligoniai primoka patys, daug. O kai kuriuos vaistus galima pasirinkti ir pigesnius, generinius. Ką turime žinoti apie juos? Sveikatos apsaugos ministerija nutarė įgyvendinti gan ambicingą planą ir maksimaliai sumažinti generinių vaistų kainas Lietuvoje. Teigiama, kad generinių preparatų veiksmingumas ir poveikis žmogaus sveikatai yra toks pat kaip ir originalių medikamentų, todėl mažesnės šių vaistų kainos bus naudingos tiek gyventojams, tiek valstybei. Ar tikrai generiniai vaistai yra tokie veiksmingi kaip originalūs? Kuo šie preparatai išties skiriasi? Renkantis vaistą, visada labai svarbu suprasti, kad gydo vaisto veiklioji medžiaga. Gali skirtis pagalbinės medžiagos, bet svarbu suvokti, kad pagalbinės medžiagos negydo. Visi vaistai, tiek generiniai, tiek etiniai, jie yra nustatyti tie patys kokybės reikalavimai, taikomi tie patys kokybės standartai. Iš generiko nereikalavome atlikti kažkokius tai klinikinius, iki klinikinius tyrimus, pateikti naujus duomenis apie jo veikimą, indikacijas, kontraindikacijas. Tačiau yra nustatyti reikalavimai, kad tai būtų tikra kopija, patikima kopija, jeigu taip galima paprastai pasakyti. Kai rinkoje įsibaigia patentas originalaus vaisto ir atsiperka visos lėšos įdėtos į vaisto kūrimą, į vaisto klinikinius tyrimus, tada tokį vaistą gali pradėti gaminti ir kiti gamintojai. Tai kaip taisyklė, tokių vaistų, jie vadinasi tada generiniais vaistais ir kaip taisyklė tų vaistų kainos ženkliai krenta žemyn. Bet vaisto veiklioji medžiaga originalaus ir generinio yra ta pati, vaisto forma ta pati ir vaisto stiprumas tas pats. Tai vaistas iš esmės yra tas pats. Nepaisant to, kad generinis vaistas turi tokias pat veikliąsias medžiagas kaip originalus, pacientai dažniau renkasi originalų preparatą, tai permokėdami už vaistus, kurie veikia vienodai. Nenoromis peršasi išvada, kad nežinojimas plonina gyventojų pinigines. Deja, atėjęs į vaistinę žmogus tikrai nežino, kad gali rinktis. O rinktis tikrai gali ir besirinkdamas tikrai turi mažai informacijos ir įsigąsta, nes pasirinkimo būna 10 kartais netgi pavadinimų, kurie skiriasi tik tai pavadinimais ir kaina. O kadangi generiniai vaistiniai yra pigesni, tai žmogus galvoja, kad pigesnis, tai vadinasi blogesnis, nekokybiškesnis, nors farmaciniam pasaulyje, jeigu vaistas yra rinkoje, tai jo kokybė tikrai yra patvirtinta. Dažniausiai pacientai renkasi pačius brangiausius vaistus, nors yra alternatyvos ir galėtų rinktis pigesnius ir ženkliai mažiau primokėti. Per metus yra vaistam ir medicinos pagalbos priemonėm 15 metais buvo išleista 212 milijonų eurų, o pacientai prisimokėjo apie 54 milijonus eurų. Lyginant su Europą, tarkim kokia Danija, kur tikrai 60% nuperkamų vaistų yra perkami generiniai, tai Lietuva tikrai mažai suvartoja generinių vaistų. Ir aš manau tik dėl to, kad pacientas nežino, jo gali rinktis. Milijonai, net milijardai eurų yra išleidžiami vaistų marketingo tikslais, reklamoms ir viešinimui. Ar žmonės besirenkantis brangesnius vaistus paveikti reklamos? Ar gydytojas ir vaistininkas suteikia pakankamai informacijos pacientams? Į reklamą nežiūri, nes vaistų vartojam labai nedaug, tai praktiškai visą laiką perkam pagal gydytojų nurodytus, jeigu yra poreikis. Bet kaina be abejo įtakoja pirmiausia. Aš bent įsitikinęs, kad originalas. Iš jo paskui kiti paima, kaip sakant, veikliąją medžiagą, o kas ten šalia, neaišku. Reikėtų prisiminti kiekvienam atėjusiam į vaistinę, kad išduodant vaistą, parduodant vaistą, kartu turi būti suteikta ir farmacinė paslauga. Tai farmacijos specialisto, vaistininko ar padėjėjo informacija apie pacientui išduodamą vaistą. Dažnas gyventojas pamiršta, kad vaistinėje jam gali būti suteikta visa informacija apie medikamentus ir jų kainos skirtumus. Prieš renkantis brangesnį vaistą derėtų pasitarti su gydytoju ar vaistininku, kurie turėtų paaiškinti, ko vienas preparatas skiriasi nuo kito. Dažniausiai atėjęs į vaistinę žmogus galvoja, kad jeigu jisai perka blogesnį vaistą, tarkim generinį, tai kad jis perka nekokybiškesnį vaistą, kad kainos ir kokybės santykis labai stipriai skiriasi.
Tai vat šitą norėčiau pabrėžti, kad vaistų kokybė iš tikrųjų yra gera ir jie visiškai nesiskiria su originalais. Ko trūko iki šiol, tai to supratimo, kad tas gydo veiklioji medžiaga, o ne vaisto pakuotė. Ligonių kasų ir Sveikatos apsaugos ministerijos dabar ta viešinimo kompanija vyksta, kad rinkis racionaliai, rinkis protingai, kad pacientai rinkdamiesi tikrai suprastų, kad tas vaistas efektyvus ir mažiau kainuotų. Apsilankę vaistinėse atkreipkite dėmesį, kad kasoje esančiuose ekranuose galite pamatyti sąrašą vaistų, kurie turi tokias pačias veikliąsias medžiagas, tačiau jų kainos skiriasi. Pavyzdžiui, cukriniu diabetu sergantiems reikalinga veiklioji medžiaga metforminas. Vaistinėse galima rasti bemaž 12 preparatų turinčių šią veikliąją medžiagą. Brangiausias kainuoja kiek daugiau nei 10, štai pigiausias nesiekia ir 3 eurų. Vadinasi, pasirinkę pigesnį, tačiau taip pat veikiantį vaistą per mėnesį sutaupote 7 eurus, o per metus beveik 100. Štai širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys vartoja preparatus turinčius veikliąją medžiagą kaptoprilum. Skirtingos kompanijos siūlo skirtingus vaistus turinčius tą patį poveikį, skiriasi tik pavadinimas ir jų kaina. Brangiausias toks vaistas kainuoja apie 3 eurus, pigiausias štai nesiekia net 1 euro. Todėl pasirinkę pigesnį preparatą per mėnesį sutaupote 2, o per metus daugiau nei 20 eurų. Pigesnis nereiškia blogesnis, tad nepamirškite, kad jūs turite teisę reikalauti, kad jums būtų suteikta visa informacija apie galimą vaistų pasirinkimą bei jų skirtumus.